Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memory Talk apie Klaipėdą ir žmones, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Čia naujas Klaipėdos renginių gido epizodas, kuriame apžvelgsime 2 paskutinių lapkričio savaičių renginius. Ir jau tradicija tapo, kad apžvalgą pradedame nuo didžiųjų renginių Klaipėdoje. Tai pirmasis renginys jau prasidėjo, bet tęsis dar ilgai, tad nusprendėme jį apžvelgti. Tai lapkričio 14 dieną Klaipėdoje prasidėjo knygos meno festivalis organizuojamas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro. Partneris Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka. Renginys truks iki kitų metų sausio 4 dienos. Festivalio metu parodų rūmuose vyks tarptautinė knygos meno paroda, kurios akcentas šiemet iliustracijos. Kaip ir kasmet menininkai ves kūrybinės dirbtuves įvairioms amžiaus grupėms, vyks leidinių pristatymai, ekskursijos, edukacijos bei knygos meno formas. Knygos meno festivalio tikslas – populiarinti knygos meną, ugdyti žiūrovų ir skaitytojų pastabumą knygos detalėms ir meniniams sprendimams bei puoselėti knygos kaip kultūrinės vertybės svarbą. Pasaulyje, kuriame tikrovė praranda savo galią, spausdintinė gyva knyga – tai būdas iš naujo atrasti ryšį su tikrove. Ateik į festivalį ir atrask knygos grožį. Antrasis didelis renginys tai Kufa rudens maratonas, paskaitos, dirbtuvės ir susitikimai. Lapkričio 29 dieną šeštadienį kviečiame susitikti Klaipėdos kultūros fabrike. Vienos dienos rudens maratonas po pertraukos sugrįžta į Kufa erdves, apjungdamas kultūros, filosofijos formą, postrealybės kultūra, filosofija, kūryba, medijos, bei paskaitas, dirbtuves ir susitikimus. Kultūros fabrikas nuo 11 iki 17 valandos kviečia apsilankyti įvairiose kūrybinių dirbtuvių erdvėse, kuriuose bus pristatomi inovatyvūs sprendimai, kūrybiniai procesai ir asmeninio tobulėjimo galimybės. Dalyvaukite teminėse kūrybinių dirbtuvių sekcijose, kuriuose daugiau nei 20 kūrėjų, dizainerių, savo sričių profesionalų ir pranešėjų dalinsis savo kūrybinę patirtimi. Toliau pereikim prie komercinių kultūrinių renginių. Ir pirmasis tai yra meno degustacija. Kas tai nesate apie tai girdėję, tai pramoginis pažintinis renginys, kai meno kūriniai eksponuojami ant molbertų podų, juos keičiant ir komentuojant. Per 1,5 valandos pristatome po keletą 10 menininkų kūrinių. Kiekvieną kartą meno degustacijos būna skirtingos, matykite per 50 kūrinių gyvai. Renginys skirtas tiek meno žiūrovams, tiek pradedantiems domėtis menu. Pageidaujantieji galės įsigyti paveikslų, skulptūrų, žymių dailininkų miniatiūrų. Jūsų laukia loterija ir meno prizai. Vedėja galerininkė Vilma Jankienė, trukmė 1,5 valandos. Bilietai nuo 25 eurų. Nuorodą į bilietus pridėsime į renginio aprašymą, o eventas jau pasidalintas Klaipėdos renginių gido Facebook'e. Toliau spektaklis paremtas tikrais faktais. Spektaklis Namai. Lapkričio 21 dieną, 18 valandą, Klaipėdos kultūros fabriko
teatro scenoje, jaunimo teatro scenoje. Ir spektaklis vyks lapkričio 21 dieną 18 valandą. Spektaklis pasakoja apie 3 vaikų namuose augančius paauglius, kurie artėja į pilnametystę, tačiau sulaukia žinios apie naują gyventoją. Istorija paremta tikrais pasakojimais apie žmonės ieškančius ne fizinių, o vidinių namų. Spektaklyje susipina buitinės scenos ir tų, kurie jau išėjo į gyvenimą patirtis. Spektaklis vyks Bangų gatvė 5 kultūros fabrike, rekomenduojamas amžius nuo 16 metų. Eventas Klaipėdos renginių gido Facebook'e. Toliau. Artyn teatro premjera Miesto šnabždesiai kviečia nerti į interaktyvų spektaklį, kuriame persipins Klaipėdos miesto istorija, dabartis, praeitis ir ateities šnabždesiai. Scenoje veiksiantis veiksmas banguos ir įtrauks nuo pirmųjų akimirkų, kuomet dabartinė Klaipėdos miesto teritorija tebuvo klampi pelkė ir joje augo miestas su savo istorija, asmenybėm, tragiškais ir džiaugsmingais likimo posūkiais. Artyn teatro kūrybinė komanda tapo savotiškais istorikais, ieškančiais esminių akcentų, kurie sukūrė Klaipėdos miestą. Atrinkti elementai teatro meno pagalba prabils į žiūrovą dar nematytais būdais. Per iškiliausias asmenybės, esminius istorijos posūkius, architektūros elementus ir judesį. Kūrybinė komanda jūs kviečia į dokumentinį istorinį spektaklį, kuris įtrauks, užburs ir kvies naujai atrasti ir pažinti Klaipėdos miestą. Renginys Klaipėdos renginių gide ir renginio aprašyme. O pabaigai pasilikome lapkričio 27 dieną 17 valandą keliautojų klubo renginį. Tai keliautojų klubas gimė keliauti, kviečia į susitikimą su kolekcininku Dainiumi Radzevičiu, kuris pristatys senovinių banknotų ir atvirukų su dirižabliais kolekciją. Nepraleis progos prisiliesti prie istorijos ir pasigėrėti kolekciniais eksponatais. Susitikimas vyks Kauno gatvė 49, Kauno Atžalyno biblioteka su vaikų centru Pelėdžiukais, tai lapkričio 27 dieną 17 valandą. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo tinklalaidė Memeltalk, dalinkitės Klaipėdos renginių gidus draugais ir nepamirškite paspausti subscribe, like, subscribe ir varpelio, kad išvystumėte kitus Memeltalk epizodus. Ačiū ir iki kito susitikimo.